Visatos žinutė apie meilės santykius, taigi apie kągi šneka visata, tai matosi, kad pažas lazdų kažkokia situacija, bus kažkokios naujos idėjos, pasiūlymai, kažkokia veikla, kad tavo mylimasis, mylimoji pasiūlys kažką naujo, neišbandyto ir tai nuramins tavo protą, galbūt ir kažkokia bendra veikla, užsiėmimas tave kažkaip nuramins, kažkokios matyt neramios mintis buvo, galbūt ir atrodė jums, kad viskas vyksta per lėtai, ar galbūt ir nieko nevyksta, kaip riteris monėtų, tai pats lėčiausias riteris, taigi kažkoks jautėsi sustingimas ir buvo nerimo pas jūs, bet kai galbūt yra abejonių, ar jūs dominat savo partnerį mylimąją, ar ne, kad liktai kažkoks sušalęs ledas, bet matosi, kad kai bus kažkoks pasiūlymas, karštas, ugningas, kažkoks įdomus, tai jūs suprasit, kad galit nusiraminti, kad veltui čia nerimavot ir matosi, kad tas žmogus galbūt ir buvo užsiėmęs kažkokia intelektualia veikla, turėjo įvairių tokių sprendimų atlikti, kažkokių rimtų darbų ir gal todėl buvo tas toksai metas riterio monėtų, tas lėtumas. Bet dabar matosi, kad metas tikrai paleisti tas emocijas, nepasitenkinimą, keliauti į kitą krantą, kad tai yra tokios išminties pamokos, matyt, reikėjo jums patirti ir suprasti, apie ką tai galbūt pažvelgti situaciją šiek tiek iš kito kampo, kad vis dėlto jūsų namai stabilūs, tokie klestintis, energetika subalansuota ir kad tai yra vis dėlto meilė, taigi veltui jūs čia nerimaujat, kad viskas gerai.